Nors mūsuose šiai dienai netrūksta švenčių ir prekybos centrų, tačiau kai kurių vis dar esama labai laukiamų. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti Miško rajoną aptarnaujanti Maksimos parduotuvė. Dar 2005 metais Herkaus Manto gatvėje 10 įsikūręs prekybcentris tapo tarsi priedėliu prie šalimais esančių senjorų turgelio ir apleistų administracinių pastatų. Turbūt tai pamena ne tik vietiniai gyventojai, bet ir vieną pagrindinių Klaipėdos gatvių dažniau eksploatuojantis piliečiai. Nes šis vartojimą tenkinantis kompleksas driekėsi prie pat mikrorajono ir turtingo pušimis miško tandemą skiriančios gatvės. Taip jau tapo madinga, jog šiuolaikinis žmogus gali netekti amo, rinkdamasis ne tik tarp gausybės prekėmis nukrautų lentynų, bet ir tas prekes siūlančio pardavėjo. Kaip skelbia legendinio Lietuvos atlikėjo dainos žodžiai, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Panašu, jog ir čia jau statybos darbų pradžioje buvo panaikintas apleistas 2 aukštų administracinis pastatas ir taip išplėsta parduotuvės teritorija, kuri dabar viršija 2000 kvadratinių metrų plotą. Šių metų kovo mėnesį mes jau filmavome šią vietovę ir savo žiūrovus tuo metu galėjome pradžiuginti tik tarsi Sacharos dykumos lopinėlio smėliu, užpildyto plotelio visai nebūdingo Baltijos klimatui vaizdais. Tačiau situacija greitai keičiasi ir šiai dienai čia tarsi iš padangių išdygo naujo prekybos centro pastatas, į kurį bemat bus atgabentos tos pačios perkrautos reikalingomis ir visai ne prekėmis lentynos. Tiesa, tikslumo dėliai reikia paminėti, jog rangovai Maksimos atidarimą skelbė lapkričio 12 dienai. O mums reikia jūsų prenumeratos, patiktukų ir komentarų gerokai anksčiau. Tad raginame pastarųjų nepamiršti ir šį sykį. Ačiū, kad esate.